Sveiki, mėlyjeji. Smagu, kad žiūrite, smagu, kad domitės Dievo žodžiu. Mes skaitysime kaip tik šiandieną Luko Evangelijos 2 skyrių, tęsime įskaityti. Praeito laidoje mes pradėjome įskaityti ir sustojome ties tuo, kaip Juozapas su Marija ateina į šventyklą pašvęsti Jėzaus viešpačiui kaip pirmgimio. Ir dabar jie randasi šventykloje ir čia šventykloje mes sutinkame du žmonės, ypatingus žmonės. Simeoną ir Oną. Tik Lukas, evangelistas Lukas pasakoja apie šiuos du žmonės. Kaip jie ateina į šventyklą ir kaip jie atpažįsta kūdikyje Dievo sūnų, Dievo siųstai gelbėtoją. Ir tai yra įstabus dalykas, kada žmonės, žvelgdami 1,5 mėnesio kūdikį, sugeba įžvelgti jo tikrąją tapatybę, sugeba įžvelgti jo pašaukimą ir misiją jo gyvenimui. Sutikite, tai nėra eilinis gebėjimas, tai nėra eilinė savybė. Bet Simeonas ir Ona išsiskiria būtent tuo artimu bendravimu, artimu ryšiu su Dievu, tiek, kad jų vidaus, jų širdies akys yra tiek atviros, kad tam jie yra gabūs kūdikyje įžvelgti gelbėtoją. Skaitykime, kaip tai vyko. 25 eilutė 2 skyriaus. Jeruzalėje gyveno žmogus vardu Simeonas. Teisus ir dievobaimingas vyras, kuris laukė Izraelio paguodos ir šventoji dvasia buvo ant jo. Štai kokia charakteristika yra šio žmogaus. Teisus, dievobaimingas, laukiantis Izraelio paguodos. Laukiantis pranašų išpranašauto gelbėtojo. Ir šventoji dvasia yra ant jo. Nuostabus paveikslas, kaip norėtųsi būti tokiu žmogumi. Jam buvo preikšta šventąja dvasia, kad jis nemirsęs, kol pamatysęs viešpaties Kristų. Prieš tai skaitėme, jog šventoji dvasia buvo ant jo. Dabar skaitome, jog šventąja dvasia buvo preikšta, kad jis nemirsęs, kol pamatysęs viešpaties Kristų. Galime numanyti, jog Simeonas buvo senyvo amžiaus žmogus, ir vis dėlto turėjo Dievo pažadą, jog dar jam gyvam esant, dar gyvas būdamas, jis išvys viešpaties Kristų, viešpaties pateptąjį. Tokius turėjo pažadą. Ir štai 27 eilutėje skaitome dvasios paragintas, vėlgi šventosios dvasios paragintas, jis atėjo į šventyklą, įnešant tėvams kūdikį Jėzų, kad pasielgtų su juo, kaip įstatymas reikalauja. Simeonas paėmė į rankas, laimino Dievą ir tarė. Taigi mes matome, kad Juozapas su Marija šventyklą užtruko ne tiek ilgai. Ir jei Simeonas būtų atėjęs kiek anksčiau ar kiek vėliau, jis būtų prasilenkęs su šia šeima ir su kūdikiu. Tačiau mes matome, jog šventoji dvasia paragina jį tinkamu metu, tinkamu laiku atsidurti tinkamai vietoje, ateiti į šventyklą. Mes matome, koks artimas buvo Simeono ryšys su Dievu, jo bendrystė su šventąja dvasia, kad šventoji dvasia turėjo prieėjimą prie Simeono širdies, prie jo ausų. Ji buvo išgirsta. Simeonas atpažino Dievo dvasios raginimą, liudijimą. Dabar palikti viską ir dabar eiti į šventyklą.
Ir atėjęs į šventyklą, Simeonas atpažino. Praeito laidoje mes skaitėme, kad Dievas savo dovanas yra paslėpęs į nepatrauklų rūbą dažną kartą. Ir čia mes matome, kad tai netrukdė Simeonui atpažinti Dievo sūnaus. Nors jis pamatė du jaunus, paprastus žmonės, neturtingus, iš provincijos, atliekančius eilinę įstatymo pareigą. Tokių buvo ne vienas ir ne du, bet būtent čia, būtent jų rankose laikomame kūdikyje jis atpažįsta Kristų. Ir jis laimina Dievą ir tarė: dabar, valdove, leidi, kaip žadėjai savo tarnui, ramiai iškeliauti, nes mano akys išvydo tavo išgelbėjimą, kurį paruošė visų tautų akivaizdoje, šviesą pagonims apšviesti ir tavo Izraelio tautos šlovę. Įstabu, iš tikrųjų, Simeonas pranašauja, jog Jėzus yra išgelbėjimas pagonims ir Izraeliui. Ne tik Izraeliui, bet ir pagonims. Sako, tu paruošei visų tautų akivaizdoje šį išgelbėjimą. Tai yra šviesa apšviesti pagonis. Tai yra mus kilusius ne iš Izraelio. Juozapas ir Jėzaus motina stebėjosi tuo, kas buvo apie jį kalbama. Simeonas palaimino juos ir tarė Marijai, jo motinai: štai skirtas daugelio Izraelio nupuolimui ir atsikėlimui. Jis bus prieštaravimo ženklas. Ir tavo pačios siela pervers kalavijas, kad būtų atskleistos daugelio širdžių mintys. Toks jausmas, kad Simeonas perskaitė Naująjį testamentą ir trumpai reziumuoja, kas yra Jėzus, kas jam būdinga. Bet mes žinome, jog anaiptol jis nebuvo akyse matęs Naujojo testamento, nes jis dar neegzistavo. Jis kalba šventosios dvasios įkvėptas pranašiškus žodžius. Ir kągi jis sako? Jis sako, kad Jėzaus asmuo bus skirtas daugelio Izraelio nupuolimui ir atsikėlimui. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad vieni per Jėzų Kristų atsigręš į Dievą ir tokiu būdu jie atsikels, pakils. Kitigi pasipiktins ir atmes jį ir tokiu būdu jie nupuls. Jėzus taps atsitrinkimo, suklupimo akmeniu daugeliu Izraelį. Jie neatpažins jame Dievo siųstojo. Jie jį vadins apsišaukėliu, piktžodžiautojų Dievui ir taip toliau. Taip pat Simeonas sako, jis bus prieštaravimo ženklas. Dėl Jėzaus kils daug nesutarimų, daug ginčų, daug prieštaravimų, daug nesantaikos dėl Jėzaus vardo. Nes vieni priims, kiti atmes. Ir sako, tavo pačios siela pervers kalavijas. Akivaizdu, Simeonas kalba apie Jėzaus mirtį, kada motinai teks matyti, kaip jos sūnus yra talžomas priešų, kaip jos sūnus yra žeminamas, mušamas, niekinamas, galiausiai nužudomas, prikalamas prie kryžiaus. Be jokios abejonės tai prilygs tam, ką sako Simeonas, sako, tavo siela pervers kalavijas. Tai yra tas skausmas, ta širdgėla, kurią jį patirs, kad būtų atskleistos daugelio širdžių mintys. Kad Jėzus Kristus iš tikrųjų po savo mirties ir prisikėlimo jis taps tuo didžiu teisėju, per kurį bus teisiamos visos tautos, visa žmonija. Jo akivaizdoje bus atverti tikrieji žmonių motyvai, tikrieji jų sumanimai, slaptos mintys, visa bus atidengta ir atverta jo akivaizdoje. Ir pagal tą tikrąjį
vaizdą, tikrąjį paveikslą. Kiekvienas žmogus bus teisiamas Dievo akivaizdoje. Kaip vėliau mes skaitysime tuoj pat 3 skyriuje, kai jo rankoje vėtyklė ir jis ateis atskirti kviečių nuo pelų, pelų nuo kviečių, nuo grūdų, mes matome, kad jis yra tas, kuris atskiria, atsijoja, atveria tikrąjį vaizdą, tikrąją padėtį. Kad nieko neliks paslėpta, nieko neliks uždengta. Ir tai turėtų sukelti mumise Dievo baimę, atsakomybę prieš jį, jog niekas nieko nepaslėpsime. Tai turėtų vesti mus į atvirumą prieš Dievą, atgailą prieš jį, atsiverimą jam. Šiandien, kuomet yra dar tam laikas, kuomet dar yra malonės ir gailestingumo laikas, tvarkyti savo širdį, tiesinti savo širdies takus ateinančiam viešpačiui Kristui, ką mes irgi tuoj pat skaitysime. Taigi Simeonas, kitas žmogus buvo pranašė Ona. 36 eilutė ten buvo, tai yra šventykloje buvo ir pranašė Ona, Fanuelio duktė iš Asero giminės. Ji buvo seno amžiaus, po mergystės išgyveno 7 metus su vyru, o paskui našlaudama sulaukė 84 metų. Ji nesitraukdavo nuo šventyklos ir tarnaudama Dievui per dienas ir naktis pasninkais ir maldomis. Taigi štai kaip apibūdinama Ona. Tai yra tikrai senyva moteris, 84 metų, sako Lukas. Ir šeimoje su vyru jį išgyveno viso labo 7 metus. Vyras numiršta, lieka našle. Ir vietoj to, kad kurtų naują santuoką, jie apsisprendžia pilnai pasišvęsti Dievui. Ir jį ima, kaip mes skaitome, jį nesitraukdavo nuo šventyklos. Reiškia, jos namai buvo šventykla, galima sakyti, tarnaudavo Dievui per dienas ir naktis, pasninkais bei maldomis. Mes matome, tai ypatingai pamaldi moteris, be galo pamaldi moteris. Per dienas ir naktis. Matosi, kad jos gyvenime neegzistavo niekas kita. Tik Dievo karalystė, tik Dievo valia, Dievo planai, Dievo asmuo. Ir nemanau, kad tuomet, kai ji buvo jauna ir ištekėjo, ji buvo vadinama pranašė. Matosi, kad pranašė ji tapo su laiku. Kad taip beieškant Dievo, taip betarnaujant jam, Dievas suteikė jai šią dovaną, pranašavimo dovaną. Jis suteikė jai žvalgumą, jis suteikė jai atvirą širdies akis matyti tai, kas plikai akiai nėra regima. Ir štai ji dabar vadinama pranašė Ona. Ir iš tikrųjų, tai, kiek jos širdis yra arti Dievo ir kiek jos akis atviros, paliudė būtent tai, kad ir jie atpažįsta kūdikyje Dievo išgelbėjimą. 38 eilutė, ir ji tuo pačiu metu priėjusi dėkojo Dievui ir kalbėjo apie kūdikį visiems, kurie laukia Izraelio atpirkimo. Ir ji kalbėjo apie kūdikį visiems, kurie laukia Jeruzalės atpirkimo. Įstabus pavyzdžiai Simeonas ir Ona, į kuriuos mes galime lygiuotis siekdami būti maldingais žmonėmis, o kartu ir reginčiais žmonėmis. Mes matome, kad regėjimas, vidinis matymas yra neatsiejama maldingumo, gyvo, tikro, uolaus maldingumo pasekmė. Nori regėti, ieškok Dievo. Nori matyti tai, kas paslėpta, artinkis prie Dievo. Tai yra kaip taisyklė, tai yra kaip sąlyga. Kad matymas, regėjimas, jis neteina savaime, jis neteina iš niekur. Jis yra pasekmė artimo ryšio, pilno atsidavimo Dievui pasekmė.
39 eilutė. Atlikę visą, ko reikalavo viešpaties įstatymas, jie sugrįžo į Galilėją, į savo miestą Nazaretą. Vaikelis augo, stiprėjo dvasia, buvo pilnas išminties ir Dievo malonė buvo su juo. Taigi, nuo istorijos apie maždaug 1,5 mėnesio amžiaus kūdikį Lukas pamažu peršoka maždaug 12 metų į priekį. Tarp šių eilučių yra maždaug 12 metų tarpas ir 41 eilutėje mes skaitome, jo tėvai kasmet eidavo į Jeruzalę švęsti Paschos. Ir čia jau Jėzui yra 12 metų. Prieš tai Lukas pasako, jog jis augo, stiprėjo dvasia, buvo pilnas išminties ir Dievo malonė buvo su juo. Žodžiu, kūdikis auga, Marijos ir Juozapo globojamas, saugomas, jie jų rūpinasi ir Dievas laimina jį. Ir štai Jėzui 12 metų, jis kartu su tėvais traukė į Jeruzalę švęsti Paschos arba Velykų. Ir vėlgi mes matome, kas sekėte šias laidas ir kai mes skaitėme Išėjimo knygą, mes matome, kad būtent ten ir iš ten kyla būtent šis Dievo paliepimas švęsti Paschą. Paschą, kada Dievo angelas naikintojas pereina visą Egiptą, išžudo visus pirmagimius, o Izraelitų namai tampa nepaliesti mirties. Izraelitai tampa apsaugoti, nes jų durų staktos yra pateptos avinėlio krauju. Jie valgo keptą avinėlį su nerauginta duona ir karčiomis žolėmis. Ir tai buvo viešpaties Pascha, kurią viešpats paliepė Izraelitams švęsti per amžius. Tol, kol žmonė egzistuos, tol, kol pasaulis egzistuos. Ir mes matome, kad ir čia praėjus daugeliu metų Izraelis laikosi šio Dievo paliepimo ir švenčia Paschą. 42 eilutė, kai Jėzui sukako 12 metų, šventės papročių jie nuvyko į Jeruzalę. Pasibaigus šventės dienoms ir jiems grįžtant atgal, vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje, bet Juozapas ir jo motina to nepastebėjo. Manydami jį esant keleivių būryje, jie nuėję dienos kelią, pradėjo ieškoti jo tarp giminių ir pažįstamų. Nesuradę grįžo jo, beieškodami į Jeruzalę. Mes matome, kad tėvai po dienos kelio pasigenda savo vaiko, jo niekur neranda. Jėzaus nėra keliaujančiųjų būryje. Taip, kad Juozapui su Marija tenka grįžti atgal į Jeruzalę ir ieškoti pasimetusio Jėzaus. 46 eilutė. Pagaliau po 3 dienų rado jį šventykloje, sėdinti tarp mokytojų, besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį. Visi, kurie jį girdėjo, stebėjosi jo išmanimu ir atsakymais. Taigi Jėzus lyg niekur nieko sėdi šventykloje tarp rašto mokytojų, klausosi jų, juos klausinėja. Kitigi regi jo klausimuose išminti, stebisi jo atsakymais. 12 metų berniukas pilnas susidomėjimo Dievo žodžiu, įtraukia ten, būti ten, kur yra tyrinėjamas Dievo žodis, būti tarp tų, kurie jį skaito, aiškinasi, diskutuoja, kelia klausimus, ieško atsakymų. Jis yra tarp tokių žmonių. Praeina net 3 dienos, kol Juozapas su Marija jį atranda ir galime tik tai įsivaizduoti, kiek labai jie pergyveno dėl dingusio vaiko. 48 eilutė pamatė, jie labai nustebo ir jo motina jam tarė, vaikeli, kodėl mums taip padarei? Štai tavo tėvas ir aš sielvartaudami ieškojome tavęs.
Čia mes matome jų sielvartą, jų baimės dėl pasimetusio vaiko. O kodėl mums taip padarei? Jis atsakė, kamgi manęs ieškojate, argi nežinote, kad man reikia būti savo tėvo reikaluose? Štai koks Jėzaus atsakymas, sako, matosi, kad jis nedaro iš to jokios problemos, sako, kamgi manęs ieškojote? Argi nežinote, kad man reikia būti savo tėvo reikaluose? Ir tai vienas ryškiausių Jėzui būdingų bruožų. Būti tėvo reikaluose. Savo gyvenimo žemė pabaigoje, savo vienoj paskutinių maldų, kur užrašyta Jono Evangelijos 17 skyriuje, Jėzus melsis, Jėzus sakys tėvui tokius žodžius, jog išpildžiau tavo valią, išpildžiau tavo žodį, laikiausi tavo žodžių, išpildžiau tavo žodį. Mes matome, kad Jėzus rūpinosi nuolatos būti tėvo reikaluose, nuolatos vykdyti tėvo valią, ne žmonių valią, ne savo valią, bet tėvo valią. Ir čia nuo pat vaikystės mes matome, šis bruožas jam yra būdingas. Taip ir mes, panašiai kaip Jėzus, siekime būti tėvo reikaluose, mūsų dangiško tėvo reikaluose. Tai būna tai mūsų siekinys ir tikslas mūsų gyvenime, nes gyvenimas mūsų trumpas, jis praeina greitai. Ir taip nesunku išsisukti iš tikrųjų savo reikaluose, savo gyvenimo rūpesčiuose, savo poreikių pildyme, savo malonumų puoselėjime. Bet kur kas svarbiau yra pasilikti tėvo reikaluose. Ir čia Jėzus mums yra pavyzdys. Klausti, kasgi yra tėvo valia mūsų gyvenime. Ir pirmiausia, jos siekti, ją siekti, išpildyti. 50 eilutė, bet jie nesuprato jo pasakytų žodžių. Jis iškeliavo su jais ir grįžo į Nazaretą ir buvo jiems klusnus. Jo motina laikė visus tuos žodžius savo širdyje. Kaip mes jau ir skaitėme, piemenų žodžius Marija laikė savo širdyje. Ir štai čia Jėzaus išsakytus žodžius, jog jam reikia būti tėvo reikaluose, Marija taip pat laiko savo širdyje. Nors ne iki galo supranta, ką reiškia šie žodžiai, bet tam ir laiko jos savo širdyje, kad vėl ir vėl klaustų, ką jie reiškia, apmąstytų juos, ieškotų prasmės tos žodžius, galiausiai suprastų ir atsiremtų į tos žodžius, jais vadovautųsi savo gyvenime, per juos išžvelgtų ir toliau matytų savo sūnaus pašaukimą. O Jėzus augo išmintimi metais ir malonę Dievo ir žmonių akise. Taip Lukas užbaigė pasakojimą apie Jėzų kaip vaiką, esantį 12 metų. Ir vėliau tolimesnėme pasakojime mes matysime, kad jis vėl peršoks. Maždaug 18 metų bus tarpas tarp šio ir kitos skyriaus, kur jau Jėzus bus pristatomas kaip pradedantis vykdyti tėvo valią. Jis bus maždaug 30 metų amžiaus. Štai toks antrasis Luko Evangelijos skyrius, kuris mus moko tikrasias, brangiasias vertybės vertinti ne pagal išorę, ieškoti jų ne išorinėme blizgesy, bet dažną kartą jie slėpsis kažkur, kur visai nepatrauklu. Panašiai kaip Jėzus sakys vėliau, aš buvau alkanas, tu mane pamaitinai, buvau užtroškęs, mane pagirdai, buvau ligonis ir mane aplankei, buvau kalinys ir mane aplankei.
Taigi mes matome, kad visi šie apibūdinimai nėra išoriškai patrauklus. Ligonis, kalinys, išalkęs, ištroškęs. Bet sako, tu atpažinai mane tenai. Taip ir mes būkime tokie žmonės kaip Simeonas ir Ona, kurie yra maldingi, artimi Dievui, besiartinantis prie Dievo ir turintys atviras akis. Pranašas yra tas, kuris turi atviras širdies akis. Ir kiekvienas iš mūsų galime turėti, tai yra pasiekima, tai yra įmanoma turėti atviras širdies akis. Tik artinkimės prie Dievo ir Jis artinsis prie mūsų. Ačiū, kad gilinamės į Dievo žodį. Kviečiu pasilikti Dievo žodį ir asmeniškai skaityti jį toliau, kelti klausimus ir ieškoti atsakymų į juos Dievo dvasiai padedant. Dabar linkiu ko geriausios kloties viešpatyje ir atsisveikinu. Sudie.